Kalbamės su Vilniaus Tech universiteto verslo logistikos studijų programos studentu Šarūnui. Labas, Šarūnai. Labą dieną. Tai žodžiu, pirmas dalykas, galbūt pasidalink, kaip tau sekasi studijuoti verslo logistiką. Puikiai, kol kas problemų neturiu. Pagrindinė problema yra su matematika, tik tais, bet visa kita yra lengva ir įdomu. Okay. O jeigu dabar, tarkim, reikėtų moksleiviui trumpai labai apibrėžti, kas yra verslo logistika, kokiais keliais žodžiais tu galėtum apibrėžti, apie ką yra verslo logistika? Tai visas tas tiekimo grandinės valdymas, sandėliavimas, transportavimas, visus produkcijos judėjimas, kaip pasiekti klientą ir taip toliau. Okay, suprantama. O dabar, jeigu, tarkim, reikėtų tau, Šarūnai, apibrėžti tam tikrus studijų dalykus, kaip pavyzdys, kokius galėtum, tarkim, apibrėžti juos, kurie tau, tarkim, yra sudėtingi arba sunkiai suprantami, vis tiek, kadangi tavo yra tik pirmas kursas, ką jau teko išbandyti, kokius studijų dalykus ir kurie tau buvo sudėtingi? Tai kaip ir minėjau, pats pagrindinis turbūt matematika, bet visi kiti, jie yra gan įdomus, aš nieko prieš neturiu, logistika, kaip ir pasirinkau, man patiko logistika, dėl to man įdomu logistikos infrastruktūra, aišku, mes dar pirmas kursas, tik tai pradedinėjom, bet viskas labai įdomu tiesiog. Tai neturiu jokių ten nusiskundimų, kad būtų taip sudėtinga ir taip toliau. O turėt net nebejoju ir grupėse, tam tikrų galbūt praktinių užsiėmimų, ar jau teko apsilankyti kai kuriuose įmonėse, nuvažiuoti, nukeliauti, ar jau teko pasibūti kai kur su grupiokais? Oi, be abejo, turėjau labai gerą dėstytoją, kuri labai organizuodavo visokias išvykas, tai mes buvom Teltonikoj, buvom Girtekoj. Dar buvo įvairių kitų įmonių, kurias galėjom rinktis, tai ar kitose kursuose ir kitose semestruose, išbandysim. Tai man tikrai patinka, kad turim galimybę keliauti į įmonės visokias. Tai. Kokį galėtum duoti patarimą moksleiviui, kuris, tarkim, abejoja, dvejoja, galbūt nežino, ar nori pasirinkti būtent verslo logistiką? Ką tu galėtum jam patarti? Kaip jam geriau pasirinkti? Galbūt į savo asmeninės patirties galėtum kažką parekomenduoti? Aš labai pasidomėjau visą studijų programą, tai pažiūrėjau, kad man visi dalykai tinka, viskas yra įdomu, įgaunu daug žinių ir patirties, tai pagrindė dėl to ir pasirinkau šią programą. O taip tai, sakyčiau, nedvėjoti ir eiti iš širdies, eiti tą programą, tiesiog pajaust save ir, manau, tas labiausiai padės pasirinkti programą. O kada tu nusprendai, kada nori būtent verslo logistikos? Kurio jau klasiai, ar jau realiai 12 klasės pabaigoje jau nusprendai? 12 klasės pabaigoje. Aš norėjau labiau su verslu kažką ir galų gale tiesiog supratau, kad verslo logistika yra pati įdomiausia kryptis, kad tokia yra plati kryptis ir su jie galima įvairiais keliais nueiti. Ta prasme, tiekimo grandinė yra didelė, tai kiekvienoj srity gali įsidarbinti turėdamas verslo logistikos diplomą.